Gal pabandysiu aš garsiau kalbėti. Einant jums visiems Laisvės alėja, viena moteris priėjo ir klausė, kodėl čia eina. Sakau, birželio 23-osios sukilimo metinės. O kas tai buvo? Pasirodo, net jau suaugusios, brandžiaus amžiaus moteris, kai kurios neprisimena. O jūs prisiminė. Už tai ačiū jums, ačiū Tautinio jaunimo sąjungai, tautininkams, ačiū jums, kurie šią brangią datą prisimena. Šiandien gavau laišką iš Kopenhagos, kur rašo daktaras Jonas Jasaitis, buvęs tautininkų frakcijos mūsų referentas, dalyvauja Europos mokslininkų konferencijoje. Ir rašo, kad lietuviai iš Vilniaus mokslininkai iš manęs labai šaiposi, juokiasi dėl referendumo. O vakar buvo Zapyškiai, miestelio šventėje, kaimo žmonės sako, mes eisim į referendumą, mes norime apginti žemę. Taigi, jūs esate tautos druska. Kaip tautos druska, kuri neleidžia ir neleis ir nori, kad jos būtų daugiau, kad ir skaudėtų kaip kam, kad neleistų tautai sugesti, kad apgintų savo žemę, apgintų savo kalbą, apgintų save ir apgintų savo valstybę. Nedaug ko galiu dabar kovoti. Rašau eilėraščius, persiunčiau į Alką svetainę, į savo Facebooką ir savo draugam. Leiskite ir jums perskaityti. Pakilk birželio 29. Baltų debesimi man nepavirsti ir nenuplaukti, kaip upės bangai tarp krantų. Laimį gyvent, atėjus laikui mirti žemėj, kurioje tave vadina lietuviu. Būtų skaudu, jei niekas jos negintų, palikdami ranką numotų net savi, pamiršę, tarsi paukščiai lizdą gimtą, nerastų vietos meilis lašui jai širdį. Tik tai tikiu, vis dar tikiu, kad dega, ne vieno akyse vilties liepsna, jau kelsis vyrai, kurie garbę mena, vadinama tėvynė Lietuva. Jei kas išduos, parduos, ar kalbą jos pamintų, tam niekad neatleistų net laukų žolė. Juodžiausių iš vardų politiką vadintų, kam vietoj sąžinės krebždės baili pelė. Baltų debesimi ten niekas nepavirsta. Geriau laukuos išlyja šaltų lietumi, pakilk lietuvį birželio 29. Apginti Lietuvą, jos žemę savimi. Ačiū.